Sveiki visi sugrįžę arba apsilankę mano kanale. Ir šiandien grįžtu su būrimu apie gruodžio mėnesį. Tai trumpai apie tai, ką aptarsime. Tai bendros pamokos, ką turėtumėte išmokti per šį mėnesį, kas laukia, kuo palanku užsiimti, o ko verčiau privengti, savijauta. Bei būrimo gale galėsite sugalvoti konkretų klausimą, į kurį gausite patarimą iš angelų, arba tikslų atsakymą taip arba ne. Tai norėdami gauti savo būrimą, pasirinkite vieną iš kristalų. Pirmasis yra žadėjitas, antrasis agatas, bei paskutinis raudonasis agatas. Tai aprašyme bus pažymėti laikai ir iki pasimatymo. Dar kartą labas pasirinkusiems pirmąją grupę arba štai šį kristalą žadėjitą. Pradėkime nuo orakulo žinutės. Sunrise do it for you. Tai ši korta simbolizuoja poreikį gyti, atsigauti, judėti į priekį, būtent dėl savęs. Galbūt susidurėte su tam tikrais įsitikinimais, kad kiti žmonės yra svarbesnė priežastis jūsų pokyčiams, tam tikram tai gijimui. Tai ši energija primena, kad jūs pats turite būti savo priežastimi visų veiksmų, kurių norite imtis, kuriems jaučiate pašaukimą. Ir tuo pačiu tai yra priminimas, kad per daug neprisirištumėte, nepriklausytumėte nuo kitų žmonių, nes jie gali jūs nuvilti. Tai štai tokia bendra žinutė. Pažiūrėkime, kokia pagrindinė pamoka gruodžio mėnesiui. Imperatorės korta. Tai atspindi moterišką energiją, kūrybą, kai kuriems iš jūsų gali reikšti netgi motinystę arba naujų idėjų gimimą. Ir ši korta simbolizuoja, kaip svarbu yra būti harmonijoje su pačiu savimi, susitelkti į gamtą, nebijoti išreikšti savęs per meną, per rūpestį kitais. Ir čia yra toks labai laisvas saviraiškos būdas, plaukimas pasroviui, be kažkokių tai nusistatymų, be taisyklių. Tai yra drąsa būti savimi, drąsa išreikšti emocijas, drąsa padėti kitiems, be baimės galbūt, kad nebus atlyginta jums. Pažiūrėkime, ką dar nori kortos pasakyti. Taip, tai yra judėjimas į priekį tam tikrų problemų išsprendimas. Pagaliau drąsa žengti pirmyn ir atsikratyti galbūt kažkokių tai įsitikinimų, kodėl jums turėtų nepavykti. Kai kuriems iš jūsų tai gali simbolizuoti netgi išsikraustymą arba balanso atradimą tarp skirtingų veiklų. 6 skeptrai rodo, kad turėtume daugiau susitelkti į lyderystę, į savo idėjų išreiškimą kitiems žmonėms, kadangi jūs labai įkvėptumėte, galbūt, sakykime, darbinėje srityje arba netgi kasdienybėje, sakykime, namuose, jūs šiek tiek save pristabdote ir neleidžiate pasireikšti. Neišreiškite savo nuomonės. O čia kaip tik yra toks skatinimas, kad nebijotume dalintis. Galbūt netgi atrodo, kad tam tikros jūsų įžvalgos yra nenaudingos, kad tam tikri pokalbiai neprivalo įvykti, nes jie net neštų pridėtinės naudos. O čia yra apie mokymąsi būti nepatogiu, priimti, jeigu man kažko reikia, jeigu aš galbūt kažko nesuprantu. Ir tas jūsų toks užsidegimas ir drąsa, galbūt nusiteikimas, kad aš turiu būti priimtas, būtent toks, koks esu, turėtų įkvėpti taip pat elgtis ir kitus.
Taigi, kas šį mėnesį laukia, ko galite tikėtis? Visų pirma, yra matoma, kad pas jūsų, sakykime, ateina kažkoks tai pasiekimas, dėl kurio anksčiau labai daug dirbdavot ir pagaliau galėsit pamatyti tuos darbo rezultatus. Įsimylėjėlių kortą šiek tiek paslėpiau, nes bijau, kad gali ištrinti video dėl atviresnių paveikslėlių. Tai įsimylėjėlių kortą atvirkščiai. Tai čia yra kalbama apie bendrystės galbūt neradimą su kitais asmenimis. Gali šiek tiek pašlieti santykiai arba atrodyti, kad nebėra tokio abipusio supratimo. Kai kuriems iš jūsų tai gali pasireikšti per savęs atradimą ir pajautimą, kad aš nebejoju, aš turiu vieną konkrečią nuomonę ir net jeigu aš ir suprantu kitų žmonių perspektyvas, aš suprantu, kad situacija turi daug pusių, aš pasirinku tą vieną, kuri yra naudinga man. Kas dar? Kalavijų tūzas ir skeptrų pažas. Tai čia yra apie aiškumą, kai kuriems gali būti apie komunikaciją, apie kažkokius tai teisinius reikalus arba situacijos paaiškėjimą, dėl ko anksčiau abejojate arba bijojote imtis veiksmo tam tikro kūrybinio, sakykime, verslą įkurti, kažkaip tai išreikšti savo idėjas, dėl to nestabdė tam tikri tokie apčiuopiami reikalai, kur trūko aiškumo, nežinojote tam tikrų niuansų. Tai ateis aiškumas, ateis suvokimas, kaip konkrečiai, kokių veiksmų imtis, kad pasiektume tą turimą svajonę, arba gali išaiškėti tam tikri niuansai santykiuose su kitais žmonėmis, tai, kas buvo slepiama, kažkokie tai jausmai bus išreikšti. Ko šį mėnesį palanku imtis? Ir ko reikėtų privengti? Tai palankiausia šį mėnesį būtų mokytis atvirai kalbėti, imtis kažkokių tai veiksmų, tokių spontaniškų, kurių galbūt vis pribijodavot, vis abejodavot. Tai čia yra viskas apie mokymąsi, apie išreiškimą, tai ko jūs galvojate, net jeigu tam tikros mintys nėra pilnai sudėliotos ar nesate įsitikinę, kaip konkrečiai to pasiekti. Tai yra gebėjimas džiaugtis tiesiog, kad ta idėja aplankė ir iškart pasidalinimas. Be baimės, kad o jeigu man nepavyks, o jeigu aš prisižadėsiu ir neįgyvendinsiu. Tai čia yra toksai labiau lengvumas ir neįsipareigojimas. Paprasčiausiai atviresnis dalinimasis turimų minčių ir kasdienybės. Nepatartina šį mėnesį yra bendradarbiauti, kaip ir su pačia pirmąja orakulo korta, tai būtent yra toks priminimas, kad jeigu per daug priklausysite nuo kitų žmonių arba jiems patikėsite savo kažkokius tai darbus, jie gali būti ne iki galo įgyvendinti ir jūs nusivilsite arba priimsite labai asmeniškai, jeigu žmogus, sakykime, neturi laiko dėl savų priežasčių, tai jūs pagalvosit, kad tai jau reiškia, kad ryšys kažkaip tai atšalo. Tai paprasčiausiai lengviausias variantas, lengviausias būdas su šia situacija tvarkytis yra kuo įmanoma daugiau darbų atlikti savarankiškai, kad nereiktų bijoti, kad kitas žmogus neįgyvendins tų dalykų arba netektų nusivilti. Kokia jūsų bus savijauta? Labai pozityvios kortos, 10 taurių ir 2 skeptrai. Tai būsite pakankamai, dar apačioje yra pasaulio korta, kuri rodo ciklo užbaigimą ir tokį
galbūt pasitikėjimo aukštesnė jėga. Kai kuriems iš jūsų gali būti kaip tik, kad norėsis labiau kažkaip tai kontrolę perimti ir jeigu dabar ir nemato tų konkrečių žingsnių, kaip tai padaryti, jūs turit labai aiškiai idėją, labai aiškius planus, ko jūs norite. Jūs žinote, kas jums atneša emocinę pilnatvę. Ar tai būtų šeima, ar tai būtų ilgalaikiai įsipareigojimai. Ir tiesiog, galbūt čia aš jaučiu tokį dalyką, kad jūs jau tarsi gyvenat toje ateityje emociškai. Jūs labai aiškiai žinot, kad tai pasieksit ir tame žinojime atsiranda labai greita manifestacija. Dėl to, nes jūs gyvenat, tarsi tai jau turėtumėt. Ir kai jūs išsigryninsit šitą energiją, šitą pojūtį, tai tuomet pamažu ateis ir ta tokia materiali pusė, tie materialūs kažkokie nuopelnai, apčiuopiami pasiekimai ir loginis supratimas, kokių žingsnių aš turiu imtis, kad tą emociją, kurią jau patiriu ir jau tikiu, kad turiu, kad galėčiau pasidalinti su kitais, kad galėčiau parodyti apčiuopiamą daiktą, projektą, kad aš tikrai tai padariau ir tai įgyvendinau. Dabar sugalvokite tam tikrą klausimą ar situaciją konkrečią, kuriai norėtumėt patarimo. Ir geriausia, jeigu būtų galima į tai atsakyti trumpu taip arba ne. Jeigu reikia, susistabdykite vaizdo įrašą, pagalvokite, įsijauskite ir pažiūrėkime, kaip atsakys į šį jūsų klausimą angelai. Dvi kortos, 3. Kompromisas. Ieškokite ženklo, tai priklauso nuo jūsų. Tai panašu, kad šita situacija tiesiog yra susijusi su įdėtomis jūsų pastangomis. Galite ieškoti kažkokią tai ženklą iš arčiau, paprašyti, kad jūs nuvestų tinkamą linkme, tačiau panašu, kad čia esate atsakingi jūs patys ir nebus kažkokio tai, sakykime, stebuklingo įvykio, kuris atneštų norimą rezultatą. Jeigu tai yra susiję su kitais žmonėmis, gali reikėti kompromiso. Tai, sakykime, tas jūsų klausimas išsipildytų kažkaip tai dalinai. Sakykime, norite įsigyti naują būstą, tai jūs galite tai įsigyti, bet tenai galbūt bus mažiau erdvės, negu jūs norėtumėt. Arba jūs gausit konkrečiai norimą paslaugą, tačiau reikės susimokėti šiek tiek daugiau. Galbūt ieškant kažkokio tai susitarimo, reikės įdėti paprasčiausiai daugiau pastangų, ar kaip ir su šia korta, kalavijų tūzu, kad išaiškės tam tikros sutarties sąlygos, kurios galbūt netrodo jums palankios. Tačiau trumpai tariant, tai tikrai atsakymas gali būti taip, tik reikės padirbėti ir galbūt priimti tam tikrą kompromisą. Tai ačiū, kad žiūrėjot, bei sėkmingo ateinančio mėnesio. Iki kitų susitikimų. Labas visiems pasirinkusiems antrąją grupę arba Agatą. Tai pradėkime nuo orakulo kortos. Pilis, laikas gijimui, o ne karui. Tai ši orakulo korta simbolizuoja, kad leidote būti užvaldytiems emocijų, ypatingai pykčio, ir kažką sugriovėte be atsarginio plano. Ir jeigu buvo kažkokia tai tokia situacija, kur leidote emocijoms jūs užvaldyti, tai dabar su tokia pat energija ir užsispyrimu turėsite stengtis atkurti. Ar tai būtų santykis, ar tai būtų kažkoks tai projektas. Ir niekada
neišsižadėkit savo intuicijos, nebejokit ją. Nes ko gero, priimant tą tokį sprendimą, jūs iš tikrųjų žinojot, kad elgėtės blogai. Buvo tas toks vidinis kuždėjimas, kad neturėtum taip reaguoti, kad tai nenuves į gerą, bet vis tiek leidote emocijoms save užvaldyti. Pereikim prie taro kortų ir kokia bendra pamoka laukia gruodį. 10 skeptrų. 7 kalavijai, taurių karalienė atvirkščiai. Taip, tai panašu, kad reikės mokytis šiek tiek savanaudiškumo, gerąja to žodžio prasme. Nes panašu, kad labai buvot emocionalus žmogus, kuris, gal netgi taip pasakysiu, galbūt ta situacija, kur jūs reagavot neadekvačiai, buvo iššaukta jūsų nuolatinio nusileidimo ir paprasčiausiai buvo perpildyta taurė. Tai dabar ateina toks suvokimas, kad per daug stengiatės dėl kitų, atidavėt visus turimus resursus save nuskriausdami ir kad nebevalia taip gyventi. Ir atėjo laikas išreikšti tas neigiamas emocijas ir pripažinti tiek savo, tiek kitiems, kad jūs irgi esate žmogus su ego, žmogus su kažkokiais tai troškimais ir kad natūralu, normalu yra imtis tam tikrų veiksmų vien dėl to, nes jūs norite gero savo pačiam. Ne visada reikia išsižadėti norų tam, kad kitam būtų geriau. Ir išmokti pasakyti ne, jeigu žmogus ateina pas jūs su prašymu ir jūs žinote, kad jūs negalite, kad jūs turite kitų prioritetų, kad esate išsekę, kad jums nepatiks ta veikla, išmokti pasakyti ne ir pajausit savo energijai ženklų pagerėjimą. Atrodo, atsiras daugiau laiko ir daugiau noro rūpinti savimi. Kas laukia gruodžio mėnesį? Tai padedu čia, nes bijau, kad gali ištrinti video dėl atviresnių paveikslėlių. Taip, tai vėlgi iš tikrųjų yra ganėtinai panaši tematika, išėjimas iš toksiškų dalykų, iš toksiškų situacijų, iš pagundų. Ir čia kalba eina būtent apie išorinius veiksnius, apie žmones, kurie priverčia jūs elgtis taip, kaip jūs nenorite, apie tam tikrus veiksmus, kurie žinote, kad nėra jums sveiki. Tai pagaliau, kad ir su baime, kad ir su tokiais įsitikinimais, jog galbūt aš nebebūsiu mėgstamas, galbūt mane išjuoks. Bet jūs vis tiek eisite per tai ir sugebėsite atsikratyti to, kas jums yra nepalanku. Pasakyti ne ir sugrįžti į savo sveikesnį būvį. Taip, 5 kalavijai. Tai čia kalba eina apie tas baimės ir apie vidinius konfliktus, ar aš elgiuosi tinkamai. Kai kuriems iš jūsų tai bus ir kivirčai su žmonėmis, kuriems pasipriešinate. Kai jie pagaliau supras, kad nebenusileisite, kad mokate už save pastovėti. Ir reiks pereiti per tą tokį nemalonų etapą, kai reikės pastovėti už save ir pasakyti ne. Ir net jeigu jūs bandys įtikinti ir argumentuos, kad, sakykime, užsijimk kažkokiais tai žalingais įpročiais, ten susitiks to žmogumi, čia nieko blogo nenutiks, čia visi taip elgiasi. Jūs vis tiek turite išlikti nuoširdus savo ir klausytis, ko jūs norite, ko jums reikia. Jūs labai aiškiai žinosit, kaip turėtumėt elgtis.
O jeigu vis dėlto pasiduosit kitų įtakai, tai vėlgi grįšit prie tos pirminės tokios niūrios energetikos, kai galiausiai jūs jausit neapykantą tam žmogui ar tai situacijai ir išsiliesit ne vietoj ir ne laiku ir labai taip drastiškai. Ir šitai grupiai aš sakyčiau, kad čia kalba eina apie situacijas ir apie jūsų manieras tam tikras, kurios tęsis ne vien tik gruodžio mėnesį. Čia yra atsineštas bagažas iš anksčiau. Paprasčiausiai gruodžio mėnesį yra palankios sąlygos jums priimti pokytį. Ir čia nuo jūsų priklauso, ar jūs elgsitės taip pat ir liksite nepatenkinti, ar priešingai gysit. Šį mėnesį palanku yra taupyti turimus resursus, neišlaidauti, atsakingai organizuoti savo turimas pajamas bei neišsižadėti turimų įsitikinimų. Tai yra klausyti savęs, nenusileisti kitiems, neprisitaikyti, nes žinot, kaip vėliau jaučiatės ir kokių neigiamų emocijų tai sukelia. Nėra palankus laikas dirbti. Tiksliau persidirbti. Galit būti linkę į perfekcionizmą ir būtent šio periodu reikėtų daugiau laiko skirti poilsiui. Gali būti, kad jūs labai apsikraunate smulkmenomis ir save dėl to engiat ir nelieka laiko iš tiesų svarbiems reikalams, žmonėms, rūpesčiui, pasirūpinimu pačiu savimi. Tai pasistengkit nepersidirbti. Pažiūrėkime, kokia jūsų savijauta bus gruodžio mėnesį. Kokia bus savijauta gruodžio mėnesį. Labai daug kortų noriu jums iškristi. Viskas apie monetas. Labai įdomu, kad čia yra toksai kaip ir progresas į blogąją pusę, progresas į žemiau. Taip, tai yra abejonės dėl finansų, dėl pasirinkimų. Jeigu anksčiau labai tvirtai žinojot, ko jūs norit ir atrodo piniguose jau čia buvot pasiekę, ko tikrai anksčiau tik tai galėtumėt pasvajoti, arba turėjot labai tokią gerą idėją, kur atrodo tikrai galiu pasipelnyti, tikrai labai aiškiai žinau, ką darau ir atsiranda kažkokių tai nesklandumų, kur likimas parodo, kad dar yra kur dirbti, kad galbūt atsipirks tik tai po laiko, kad nėra kur skubėti, kad idėja yra gera ir jinai tikrai atsipirks, bet reikia dar šiek tiek daugiau į ją pasigilinti ir įdėti pastangų. Ir tikrai gausi tai, ko jūs norite, tai, ko jūs siekiat, bet galbūt ne taip lengvai. Dėl to gali būti va čia toks šiek tiek suabejojimas pačiu savimi, savo turimomis žiniomis, savo stabilumu, kur atrodo jau vieną akimirką norisi pasigirti, kiek aš daug pasiekiau, kaip aš viską aiškiai žinau, kaip aš tvirtai jaučiuosi, o kita atsitinka kažkas, kas šiek tiek išbalansuoja. Tai čia toks tiesiog realybės suvokimas, bet tikrai nieko baisaus, dėl ko turėtumėt išsigąsti. Ir taip pat jūs moko jaustis tvirtai savyje, nepriklausomai nuo to, kiek jūs uždirbat, nepriklausomai nuo to, kaip jums sekasi darbe. Stabilumas turi būti iš savęs, iš to, kaip jūs atstovaujat patį save, savo moralinius įsitikinimus, o ne kažkokie tai apčiuopiami dalykai, pagal kuriuos jūs gali vertinti kiti jūsų net nepažįstantys žmonės. Ir dabar paskutinė tokia kaip ir rubrika, tai sugalvokite klausimą, į kurį būtų galima atsakyti taip arba ne, ir paprašysim angelų patarimo. Jeigu reikia, susistabdykite vaizdo įrašą
įsijauskite į tą energiją. Kuo klausimas konkretesnis, tuo bus aiškesnis ir atsakymas. Trys kortos. Tai priklauso nuo jūsų. Palaukite ir imkitės veiksmo. Tai čia labai tokia atrodo sumišusi energija, bet kaip aš interpretuosiu šitoje situacijoje, tai čia priklauso nuo jūsų, ar jūs lauksite tinkamos progos, ar jūs priimsite tą galimybę ir ją pasinaudosite. Šitai situacijai reikia imtis veiksmo ir tinkamą sąlygą susikurti savo pačiam. Nelaukti, kol aukštesnė jėga sudėlios viską labai palankiai. Jūs pasiruošęs jausitės tik tuomet, kai jau imsitės to veiksmo ir kai pamažu matysit savo progresą. Tai čia vienareikšmiškai priklauso tik nuo jūsų įdėtų pastangų. Ir tiem, kas tų pastangų iš tikrųjų imsis ir neieškos kažkokių tai pasiteisinimų, tai ta svajonė, tas tikslas bus pasiekiamas labai artimoje ateityje. Tai ačiū tiems, kas pažiūrėjo iki galo. Tikiuosi, kad gavot naudingų įžvalgų ir linkiu sėkmingo mėnesio, linkiu jaustis tvirtai savyje. Ir iki pasimatymo kituose būrimuose. Labas dar kartą visiems, kurie pasirinko trečiąją grupę bei raudonąjį agatą. Skaitimą pradėsime nuo orakulo kortos. Pilka, pabaigos yra neišvengiamos. Tai ši korta rodo, kad dažnai mes gyvenimą matome juodai baltą. Ir užmirštame, kad yra tas tarpinis variantas, ta tokia pilkoji pusė, pilkasis periodas. Ir galimai jūsų gyvenime yra žmogus ar tam tikra situacija, kur yra atitolimas, kur vienas kitą išaugote. Ir geriausia, ką galite padaryti, kad ir kaip yra sunku, priimti tai. Pripažinti savo, kad tai yra pabaiga ir būtent tas pripažinimas, tas susitaikymas su turima situacija, jis atneš visus reikalingus paaiškinimus. Neapgaudinėkit savęs, kad reikia paskutinio skambučio, paskutinio susitikimo, kad reikia sudėlioti taškus ant i. Nes būtent tame, kad bendravimas nutrūko ar išaugot kažką, jau yra pakankamas paaiškinimas ir būtent ta ramybė, tas įsiklausimas į save atneš visus reikiamus atsakymus. Ir tie taškai ant i bus pamokos, kurias jūs paprasčiausiai gebėsit išmokti, suvokti šiuo periodu. Nereikia artumo iš pašalinio asmens. Taigi, pradėkim dabar skaitimą jau su taro kortom. Pamoka. Taip, tai būtent ir tęsia tą pačią istoriją, kurią pradėjo orakulo kortos. Tai yra likimas, tai yra užbaigiami gyvenimo ciklai ir naujos pradžios. Tai yra viskas, ko mes išaugome ir kur atrodo galbūt dar norėtųsi pabūti, bet likimo ratas sukasi ir atėjo laikas naujai pradžiai ir rizikai ir pasitikėjimo naujomis galimybėmis ir tuo nauju švariu lapu gyvenimo, tuo etapu, kuris gali atnešti tiek daug nuostabių dalykų. Tai yra pasitikėjimas aukštesnė jėga. Tai yra žinojimas, kad esate apsaugoti. Tai yra naivumas gerąja to žodžio prasme. Tai yra gebėjimas būti čia ir dabar, nematant grėsiančių pavojų.
Ir labai svarbu yra žiūrėti į meilę, į santykius su kitais, į naujas galimybės karjeroje, kaip į kažką, kas yra lemta jums ir paleisti tą įsitikinimą, kad istorija privalo kartotis, nes tai nėra tiesa. Pažiūrėkime, kas bendrai laukia šį mėnesį. Labai daug noriu kortų iškristi, daug skirtingų žinučių. Kas laukia šį mėnesį? Tai yra šiek tiek toks abejojimas, ar į teisingas vietas, ar į teisingus dalykus dedate pastangas. Gali kažkaip tai apkarsti tasai visas procesas, kur reikia dėti daug pastangų ir ypatingai, kas susijęs su pinigų uždirbimu, su darbais, gali tai atrodyti kaip našta. Kažkokie tai buitiniai dalykai gali labai jūs apkrauti. Noriu patikslinti 7 monetas. Patikslinkim 7 monetas. Taip, tai panašu, kad visata jūs testuoja, ar jūs iš tikrųjų nori tų rezultatų, ar jūs iš tikrųjų esat pasiruošę įdėti pakankamai disciplinos, net kai kiti jumis netikėjo ir kai reikėjo būti tik su savimi. Ir yra toks kaip ir blokas, kad galbūt kitur būtų geriau, galbūt jie buvo teisūs, galbūt kitur žalia yra žalesnė, bet sėkmė yra ten, kur yra dedamos pastangos. Ir jeigu išlaikysite tą testą ir dėsit reikiamas pastangas ir ugdysit discipliną, net kai yra sunku, kai atrodo našta, kai atrodo nesimato to tokio pagerėjimo ar to sunkaus darbo vaisių, tai ilgainiui jūs pajusit palaikymą, jūs pajusit pagalbą, jūs pajusit, kad tvarkosi finansai, kad iš tikrųjų yra viltis ir yra atsakymai į tos klausimus. Tiesiog gali kažkokia tai situacija būti, kur tarsi atsakymas į jūsų maldos, jūsų maldą, į jūsų pagalbos prašymą. Tiesiog ateis žmogus, ateis projektas, aplankys kažkokia tai mintis, kur labai aiškiai pajusit, va tai yra atsakymas, va tai yra problemos sprendimo būdas. Pažiūrim, kas yra palanku šį mėnesį, o kas ne. Kas yra šį mėnesį palanku, o ko reikėtų privengti. Taip. Palanku yra pasitikėti savimi. Tikėti minčių galia. Tikėti, kad jūs iš tikrųjų kontroliuojate situaciją. Arba jeigu ir likimas užima svarbią rolę ir atrodo, kad aš norėčiau kitaip, bet man parodė, kad tas žmogus yra man netinkamas ir ką man čia dabar daryti. Tai priminti savo, kad jūs nekontroliuojate išorinio pasaulio, jūs nekontroliuojate kitų žmonių, bet jūs visada galite kontroliuoti tai, kaip jūs reaguojat. Ir būtent tos reakcijos, jos ir sukuria mūsų realybę. Ir šitoje vietoje reikia pereiti ir per sunkumus, ir leisti savo galbūt išreikšti tas neigiamas emocijas, jas išjausti, nes gijimas ir pristaikymas prie naujo gyvenimo etapo tai yra procesas ir nereikia čia skubėti, nereikia bandyti rasti kažkokių tai veiklų, kurios padėtų užsimiršti, iš karto pulti į kitus santykius, į kitus pasiūlymus, ieškoti kito darbo. Priimti tai, kas jums net nėra tinkama, bet tiesiog yra ranka pasiekiama. Čia nėra poreikio skubėti, čia reikia išgyti, išjausti ir tuomet labai intuityviai, labai natūraliai pajausit, kad jau sutikot ar tai žmogų, ar tai situaciją, ar tai projektą, kur vėl norėsit dėti pastangas ir pasitikėsit ir jausit tokį kaip ir pašaukimą. Pažiūrim, kokia jūsų bus savijauta šį mėnesį. Vėlgi labai daug kortų, bet čia toks ir jaučiamas sumišimas.
Nes yra suvokimas, kad tai yra dėl geresnio gyvenimo, dėl šventos ramybės. Bet vis tiek yra tas žmogiškasis ego, tas noras, kad o kodėl nevyksta taip, kaip norėčiau aš. Ir dėl to čia tokios labai lyg ir niūrios nuotaikos, lyg ir skausmas, bandant suvokti, kad taip reikėjo, net jeigu aš to nenorėjau, kad tai bus geriau mano ateityje. Savijauta, skeptrų karalius ir mėnulis. Tai uždengiu šią kortą dėl atvirų paveikslėlių. Tai labai čia toks jausmas, kad jūs norėsit išlaikyti savigarbą ir autoritetą kitų žmonių akise. Norėsit parodyti, kad visiškai manęs tie pokyčiai nepaveikia, kad aš jaučiuosi tvirtai, kad aš galiu būti autoritetu kitiems ir kad manęs visiškai neišmušė iš vėžių. Bet šiek tiek tame yra melo ir yra šiek tiek tame iliuzijų ir paslapčių ir ta užslėpta pusė, kad ypatingai galbūt per šventes ar tamsiuoju paros metu aplankysios tokios neigiamos emocijos ir labai norėsis tai maskuoti, norėsis tai paslėpti, norėsis, kad kiti žmonės galvotų, kad jums viskas yra gerai. Ir noriu patikslinti vieną dalyką. Tai sakyčiau, kad jūs galite bent jau vienam žmogui atsiskleisti. Bet tai turi būti apgalvota, tai negali būti naivu, tai negali būti perdėtas pasitikėjimas žmogumi, kurio nepažįstat ar su kuris anksčiau įrodė, kad galbūt nelinkiu jums viso ko geriausio. Tai neturėtų būti toks atvirumas, kad pirmam sutiktam žmogui išpasakoti savo gyvenimo istoriją, bet šiek tiek pasitikėjimo ir atvirumo tikrai nepakenktų, nes tai nėra silpnybė, per ką jūs einat. Tai yra tiesiog pereinamasis periodas, kuris daro jūs stipresniais. Tai va tokios žinutės, tokios energijos ir dabar sugalvokit klausimą, į kurį būtų galima atsakyti taip arba ne. Ir mes paprašysim angelų patarimo. Ir jeigu reikia, sustabdykit šį vaizdo įrašą, pagalvokit, įsijauskit. Viena korta iškrito. Pergalvokite. Ar tikrai tai yra jums? Ar tikrai tai yra, ko jūs norite? Ir čia intuityviai jaučiu, kad gali būti, kaip ir anksčiau šiek tiek buvau užsiminusi, tas toks norėjimas peržakti kažkur. Norėjimas priimti galbūt naują žmogų ar galimybę, kuri pilnai netenkina. Dėl to, kad tiesiog kažkas užimtų tos tuštumos vietą, kad taip neskaudėtų. Tai pergalvokite, ar tikrai tai yra, ko jūs norite, ar tai tikrai išeis į naudą. Ir jeigu reikia, netgi ženkite žingsnį atgal. Ir neskubėkite ir net jeigu turite labai aišku planą, ko norite, verčiau palaukite tinkamesnės galimybės. Tai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi gavot naudingų įžvalgų, paskatinimų ir iki pasimatymo kitą kartą.